Labą dieną, su jumis Grigorijus, siuvimo mašinų meistras ir AB siuvimo stilius. Kaip ir žadėjau, mes tęsim tą rubriką apie Rubino 740 DSA ir kaip ir žadėjom, šiandien pakeisim peilį. Ką reikia turėti, kokį instrumentą reikia turėti. Arba labai nemažas tokia, didelė minusinė atsuktuvą, bet dar geriau būtų turėti dar raktą 7. Nu, toks raktelis, paprastas raktelis, kur parašyta 7. Nes apatinį peilį mes galim nuimti su atsuktuvu, o viršutinį galim atsuktuvu, bet jeigu jisai labai stiprus. Nu tai va, bandom atsukti viršutinį peilį. Pavyko. Nu, jeigu nepavyks, tai sakau, raktas 7. Va šiaip. Sukat priešais laikrodžio rodiklį atsukat. Galit paspaust, pasukti ją į priekį šiek tiek ir atsukti varžtą galutinai. Mes tiesiog atsukam šitą varžtą ir nuimam viršutinį peilį. Va, peilis nuimtas. Dabar apatinį peilį. Sakau, didelį ilgą atsuktuvą, nes su trumpa bus nepatogu ir atsukam apatinį peilį. Sukam. Nu, šiuo momentu, aišku, tie peiliai aštri, jų kaip ir nereikėjo keisti, bet keičiam. Pavyzdžiui, mes keičiam peilį. Pirmą statom apatinį peilį, galit kojelę nuimti, kad jums būtų patogiau. Va, nuimat kojelę viršutinį, prispaudimo kojelę ir dedam peilį, pirmą prisukti, vėlį kaip, o paskui sureguliuosim pagal aukštį. Aš filmuoju tam, kad jūs nesikreiptume į servisą, kad jūs patys galėtume padaryti, kad nereikėtų siustinėti tą mašiną. Taip, kaip pagal aukštį, jisai reguliuojasi, matot, galima pakelti, galima nuleisti. Tai turi būti lygiai su adatos plokštelė. Va, adatos plokštelė, galit net ką nors uždėti va čia, atsiremti va tai va lygiai ir paskui prisukti. Paimam tiesiog atsuktuvą, prisukam. Didelį atsuktuvą, minusinė, paprasta ir stipriai. Gali būti ir kryžminė šiaip, bet užsukti reikia stipriai. Va, užsukam tą peilį apatinį. Dabar viršutinis peilis. Pridedam va čia peilį ir užsukam varžtą. Pirmą galit užsukti rankiniu būdu, su rankom. Paskui galit su atsuktuvu, bet aišku geriau tai su raktu. Nu, atsuktuvai, už tai, kad tas varžtas ir yra. Toksai vat. Dabar kol kas stipriai neprisukinėsim, grąžinam ją į vietą, tai reikia pasuk, kol jisai atsirems savo vietą. Ir dabar kaip reikia sureguliuoti pagal aukštį. Pagal aukštį reguliuojam taip. Apatinis, kaip ir minėjau, kaip mes jau padarėm, lygiai su plokštelė, o viršutinis peilis turi užėti, va šitas vagaliukas viršutinį peilį, turi užėti į apatinį kažkur 0,5 milimetro. Va, va, susilygina lygiai ir dabar užeina. Nu, čia per daug. Čia kažkur tai šiuo momentu yra 0,5 milimetro tikrai per daug. Atsuku, pakeliu į viršų. Atsuku atsuktuvą atgal. Šiek tiek pakelsiu. Nu, turi užėti, nežinau, milimetras kažkur tai. Tiek. Akivaizdžiai turi užėti vienas į kitą. Apatiniai pozicijai, kada peilis viršutinis apačioje, jisai turi užėti į apatinį peilį. Prisukam raktui. Užtenka. Kaip patikrinti, pjauna ar nepjauna. Tiesiog galit paimti kokią nors medžiagą. Nu, pavyzdžiui, aš paimu lino, sulankstau ten, žinau kiek, 4 sluoksnių, 8 sluoksnių galiu sulankstyti. Va. Suku ratą, pakišu po peilį ir prapjaunu. Turi būti va taip prapjauta lygiai, matot, jokių atplaišų, jokių siuliukų, ta čia neturi būti. Jeigu va šitam zigzagė jūs pastebėsit va čia kažkokias siulytis, nu, tai reiškia arba tas peilis blogai įstatytas, arba nepagalastas normaliai, arba ten vienu žodžiu. Tai ir tiek apie peilį pakeitimą šitai mašiną. Grąžinat kojelę atgal ir siūnat toliau. Pakeliat į viršų, pastumėt kojelę,
į tą vietą. Jeigu negalit pastumti, pakelkit dar. Čia yra tokia nefiksuotos pozicijos kojelės. Ir jeigu tas strypelis po duobutę, tai praktiškai jums reikia tik tai nuleisti žemyn ir kojelė užsifiksuos. Man čia siūlas pateko tarp kojelės ir to. Siūlas sutvarkom, kad nesimaišytų dar kartą. Proga dar kartą jums parodyti. Nuleidžiat žemyn, užsifiksavo kojelę. Su peilio pakeitimo tiek. Sekantis video, kaip pakeisti adatos plokštelę. Tai ką, dalinkitės video, statykite laikus. Su jumis buvo Grigorij, o su jumis Sėkmės jums.